balandžio 30. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. 1 Petro laiškas 2 skyrius 9 eilutė. Tikrasis mūsų pašaukimo į šviesą tikslas yra tai, kad leistume ją iššviesti. Jei neleisime ją iššviesti, tai parodysime, kad nesame jos verti, ir tada šis lobis iš mūsų bus paimtas ir liksime tamsoje. Jeigu iš tikrųjų gavome šią šviesą ir pilnai pasišventėme Dievui, tai paklauskime kiekvieną savęs, ką aš padariau, kad liaupsinčiau dorybės to, kuris pakvietė mane iš tamsos? Ar nuvykau su šia žinia pas mano artimus esančius arti ir toli? Ar tikrai galiu tvirtinti, kad atidaviau viską Jėzui, visą savo gyvenimą išpirktą tavo galia, visą savo mintis, žodžius, darbus, visą savo dienas, savo valandas? Dievo žmonės yra renkami iš žmonijos tarpo tam, kad galėtų dalyvauti jo karalystėje, būtų žmonėmis atskirtais nuo kitų ir pašvestais viešpačiui, kad jie būtų išskirtina, ypatinga viešpaties nuosavybė. Tokiai paskirčiai, tokiai dideliai privilegijai jie yra pašaukti, kad galėtų duoti Dievui garbę, skelbdami žodžiais ir darbais jo išmintį, teisingumą, meilę ir jėgą. Tai yra mūsų pašaukimas, todėl parodykime kitiems jo charakterio bruožus, mūsų mokymais ir pavyzdžiu. Klausimai, kaip šis tekstas paveikė mane šią savaitę? Kokiose aplinkybėse? Kokios buvo pasekmės? Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. 1 Petro laiškas 2 skyrius 9 eilutė.